Kodėl daugelis niekad nepadaro išties reikšmingo pokyčio? Nes niekad reikšmingai nepakeičia būsenos. Formulė į pokytį yra antiek primityvi, kad lengva ją ranką numoti, bet tu paklausyk. Būsena, veiksmai, rezultatai. Kai šios 3 žodžius įsisąmoninsi, bus nepalyginamai lengviau. Kodėl? Išties gali varyti sukandęs dantis kiek tik tai nori, bet tai niekada neves į ilgalaikį pasitenkinimą. Tikrai niekada. Nes šūdina vidinė būsena atneš šūdinus sprendimus, dėl ko rezultatai bus tokie. Tik pagalvok, kaip smagiai mintis rutuliojasi ir darbai dirbasi, kai niuniuoji, kai puikiai išsimiegojai, kai vaikas pradžiugino, kai gerą treniruotę pasidarei, kai mėgstamos dainos paklausai, kai mylimą žmogų apsikabinai. Jeigu iš tiesų nori nuostabių rezultatų ir pokyčio, privalai išmokti valdyti savo būsenas. Nes kuo jos dažniau bus geresnės, tuo dažniau tavo veiksmuose atsispindės susitelkimas ir prasmė. Būsena, veiksmai, rezultatai. Tad visų pirma pagalvok, kaip kasdienybėje galėtum dažniau gerinti savo būseną. Susitelkimas į tai galiausiai atneš geresnius rezultatus, nei vien apie juos galvojant. Tik pirmyn. Beje, pasidalink su draugu, tikiu jam pravers.